Labadiena. Sveikas. Blogas oras. Geras dylas. Žiūrėkit iki galo, jeigu norit sužinoti, kokį pasiūlymą mes jums paruošėm šiandien. Iš po stalo. Gal čia išeitų visai padaryti krūvą loftukų, nes aukščio kaip ir pakanka. Dideli langai, šviesos daug, erdvės daug iš tikrųjų, tai galima suformuoti loftus. Nu, Giedriau, tu jau iš karto atspėsi, kodėl šitas conference roomas yra mano mylimiausias. Dėl durų į dangų, taip. Dirbančių dar yra užsilikusių žmonių. Labą dieną, nesutrukdysimės jums. Aha. Užeinam. Nu va, štai kitos patalpos. Toks klausyk, kaip pabėgimo kambario pojūtis buvo. Palauk, kur? Žiūrėk, dar papildomai turim porą durų. Gerai, kad per šitas neišėjom. Vat jeigu iš čia būtum išėjęs, tai būtų jau buvo praščiau. Esat buvę moterų tualete? Aš dar ne. Žodžiu, dar yra pirmų kartų. O, matai? Duris veikia nuo plojimų. Čia smart office ar smart home? Kas šis skaitos? Čia yra smart duris. Jeigu reikia tokio durų, kreipkitės į Giedrių. Jis viskas. Aš vis tiek nežinosiu iš kur tai. O, gražus ofisas. Aš jau įsivaizduoju čia save. Kolega. Aš čia netoliese dirbęs, tai tikrai įsivaizduoju. A ne? Kiek metų jau esi atidavęs? 4 ar 5 metai. 4-5 metų. Šitam pastate buvęs, tai... Gerai, o dabar brangus žiūrovai, ką mes turim? Nemažai dylų mes gaunam iš po stalo. Arba, kaip sako liaudyje, iš po skvernelio. Iš po skvernelio. Tai apie ką mes norim šiandien pakalbėti? O apie objektą, kurį gavom iš po stalo. Ir kuriam dėja neturim savo pajėgumų, žodžiu, kad tiek išvystyti. Bet galėsim rekomenduoti jums, jeigu jūs parašysit į skerys.nt.com, susisieksit su mumis. Tad daugiau apie patį objektą, ar ne? Turim didelės administracinės patalpas, beveik 1000 kvadratinių metrų. Kaina dabar yra 500 eurų už kvadratinį metrą. Ir koks rajonas yra? Petrašiūnai, bet su vaizdu į Nemuną. Tai vaizdas už lango yra Nemunas, turim daug parkavimo, gerą privažiavimą, besivystantį rajoną, kuris atsinaujina labai. Tai iš tikrųjų geras dylas ir parodysim patalpas, jos tikrai yra geros būklės. Jo, nereikia investuoti, ne taip kaip kiti pinigais kvepiantis mūsų objektai, ne? Šiaip netipinis objektas. Jo, toks, vat jaučiam, kad nesuvaibinam, žodžiu, dažniai nesutampa, ar ne? Per gražus objektas mums, tai mes atiduodam jums. Jo, kad galėtumėte iš karto įdarbinti. Šiaip yra didelis 3 aukšto administracinis pastatas ir šitam pastate turim tik tais 2 aukštą. Kalba eina apie 2 aukštą. Tai ką, einam apžiūrėsim visas erdves ir įvertinsim iki galo, ką mes čia jums siūlom, ne? Tai vaizdelis per langą, klausyk, visai neblogas. Neblogas. Gal čia išeitų visai padaryti krūvą loftukų, nes aukščio kaip ir pakanka. Jo, Armstrongo nuėmus čia dar erdvės turim, dideli langai, šviesos daug, erdvės daug iš tikrųjų, tai galima suformuoti loftus. Armstrongo nuėmus dar, žinok, 40 cm laukia mūsų. Vieną turi, gaunat plus 40. Tik šiandien dylų. Jo, bet gali būti visokių paslėpto vamzdžio, ne? Žodžiu, milžiniška parkavimo ši aikštelė, milžiniška. Ir einam pasižiūrėsim, kiek čia tų meeting roomų turim. Klausyk, gal mums čia visai patiems tiktų kokį mažą kambariuką pasiimti. Kokį 1000 kvadratų ofisiuką. Nu, arba kokią salytę. Nenorit nieks kooperuotis, gal kartu nuomotis. Jo, pakrompani. Tai palauk, tai vieną galim čia užeiti. Jo. Šių metų gegužės 10 dieną vyks nekilnojamo turto investicijų ir nuomos metinė konferencija, kurią organizuoja žurnalas Investuok. Kaip vadinasi konferencija? Spyruoklė sprogsta. NT grąžos renesansas. Tad jeigu nori iš tikrųjų sužinoti, ar spyruoklė sprogsta, ar tai tik trumpalaikis nekilnojamo turto atsigavimas, dalyvauk konferencijoje, nusipirk bilietą jau dabar, nes tie, kas perka anksčiau, moka pigiau. Iki pasimatymo, gegužės 10 dieną Vilniuje SMK. Iki! Nu, Giedriau, tu jau iš karto atspėsi, kodėl šitas conference roomas yra mano mylimiausias. Dėl durų į dangų, taip? Nu, jo, gal ir yra tas momentas, žodžiu. Ar dėl šitų paveikslų, palauk? Moteris ir po 3 santokų eina į dangų. Arba į pragarą. Nes nebėra iš ko gyventi po 3 santokų. Jau kai reikia alimentų, žodžiu,
visur paskirsit. Tai būklė tikrai, sakyčiau, gera, nes, grindis normaliai, sienos normaliai. Aišku, matosi, kad čia kažkur buvo gal pakabinta monitoriai, dar kažkas, bet okei, tai čia tokie minimalūs kosmetiniai patvarkymai. Plus visi Armstrongai sudėti, apšvietimai yra. Viskas veikia. Kaip sakė patys savininkai, tai visas pastatas turi smart home, tai žodžiu, nuo tam tikros valandos ten arba prie, kai saulė šviečia, užsidaro žaliuzės, kad pataupytų, kad energija. O ką daro, kai būna per karštą? Atitraukia žaliuzės ir atidaro langus? Vėsinimas yra visur išvedžiotas. Matai, Armstrongė sumontuoti visur vėsinimo įrenginiai. Ortakiukai, ar ne? Taip, visur vėsinasi. O, klausyk, čia kažkas dar šiandien darbuojas, ne? Taip, dirbančių dar yra užsilikusių žmonių. Labą dieną, nesutrukdysimės jums. Aha. Taip, užeinam. Nu va, štai kitos patalpos. Toks, klausyk, kaip pabėgimo kambario pojūtis buvo. Palauk, kur? Žiūrėk, dar papildomai turim porą durų. Vienur įėjom, kitur išėjom, o čia durys kur? Tai gerai, kad per šitas neišėjom. Vat jeigu iš čia būtum išėjęs, tai būtų jau buvo prasčiau. O dabar tai, žodžiu, nieko tokio. Žodžiu, jeigu nori daryti pabėgimo kambarį, tai... Su 2 išėjimais. Viskas čia jau yra pritaikyta, jei ne per vieną. Visiems jūsų poreikiam. Nes aš esu, žinok, buvęs tokiam pabėgimo kambarį, kur reikia į rūsį leistis. Tai būna labai netikėta. O čia dar reiktų ir pakilt kažkur, žinai, ir kitur nusileisti. Tai manau, kad pabėgimo kambariam arba vaikų šventėm pats tas, ne? Šiaip, jo. Problema tik, kad po to gali būti mažiau vaikų pabaigoje, nei kad buvo pradžioje. Štai čia elementas. O jeigu grįžtant prie esmės, tai tikrai turim gan nemažas erdves, kurios dabar jau yra sudalintos, bet visados gali pasikeisti išplanavimą taip, kaip tau patogu. Ir iš to 1000 kvadratinių metrų, šiaip taip labai grūjai paskaičiavus, gaunasi apie 800 su virš kvadratinių metrų naudingo ploto. Taip, tai galima įvairiom veiklom turbūt pritaikyti tiek ofisai, kas ir buvo, ką kalbėjom, vaikų žaidimo erdvės ar kažkokios kitos erdvės, kurias... Arba gal jums reikia tiesiog, nežinau, nedidelio kabinetuko, ar ne? Kabinetuko gal reikia, gal kažkokią e-shopą nori daryti ir turėti sandėliavimo vietą šalia, tai čia viskas labai patogu, nes daug erdvės ir galima išdalinti. Man reikės, kad jau kartuojam, bet aš pasikartosiu, kad kvadrato kaina 500 eurų. Tai turint omeny, kas dabar yra rinkoje, tai 500 eurų man skamba kaip visai geras dylas. O palauk, kiek kaina kvadrato? 500 pinigų. 500 pinigų? 500. Ką šiais laikais gali nusipirkti už 500 eurų? 1 kvadratinį metrą ofisų Petrašiūnuose su vaizdu į Nemuną. Arba 10 kvadratinių centimetrų paupy. Ne, po mėnulį daugiau išėjo, porą arų. Pasižiūrėjom pačias patalpas, einam patikrinsim, koks atsiveria vaizdas nuo terasos, ar ne? Kur reikės atgauti dušę Giedriau, bet svarbiausias dalykas, ar yra ant mazgų? Aš brėžinį esu matęs porą vietų, iš kur galima. Vieną kaip tik čia šalia netoli lifto. Tai va, dar ir liftą parodysim žiūrovam, ar ne? Liftą? Liftą. Krovininį. Krovininį? Jūsų kroviniams, jūsų prekiams, viskam. O, tu tik pasižiūrėk, dar ir turim... Tada! Langą į dangų. Švieslangiai. Liaudyje vadinama. Bandom ieškoti, žodžiu, Narnijos kronikų, dar vienos patalpos. Atrodo viskas aišku, bet reikia vis tiek į brėžinį žiūrėti. Jo. O, šviesos neturim. Jungiam. Išmanus namai, paploji ir iš namas tik tais atsidaro. Modestai, jeigu būsi pavargęs, galėsi grįžti su šituo liftu, ane? Tai va, žodžiu, jeigu kažkas turės e-shopą, ne, galės iš karto užsikelti. Ir pagal brėžinuką, žodžiu, už šitos pertvaros turėtų būti mūsų vamzdukai. Arba iš anos pusės galim pamanyti atpeit, bet abejo, ar ten kažką rasi. Bet minėjo, kad galima jungtis kanalizaciją ir pasidaryti sanmazgą, jeigu reikia, ar išsivedžioti nuo šito kampo. Jo, tai va, nuo šį čia ir kitą dar turim sanmazgą pačioj pradžioj. Keliaujam. Tai dar viena, by the way, laiptinė šitose patalpose yra čia. Tai per čia irgi galima iškeliauti. Parodykim. Ir operatoriui, ir žiūrovams. Tai iškia 2 įėjimai, 2 išėjimai. Galima ir atsiskirti, jeigu nori, ar ne, ten dalis patalpų ar ne, tai gali per vienas, tarkim, padarai per vidurį atskirimą ir tada, kad nesimaišytų reikalai. Tai ką, šokuojam tada iki kito sanmazgo. O po to reikės mums turbūt užmesti į kainas truputį, ar ne? Pasižiūrėti, kas rinkoje darosi.
Esat buvę moterų tualete? Aš dar ne. Žodžiu, dar yra pirmų kartų. Dabar video skirtas tik moterims, vyrai nežiūrėkit. Jo. O, pasirodo čia kvepia gal truputį geriau nei vyrų tualetuose. Bet nieko stebuklingo, kaip visada, Kaip galvoju, bebūtų už uždarų durų. Kaip bebūtų keista, žodžiu, nieko čia, žodžiu, blatno nėra. Bet Pasirodo, viskas tvarkinga, iš tikrųjų. tualetai tie patys. Tualetai tie patys, bet tvarka yra. Nes niekas nesinaudoja, dėl to ir yra tvarka turbūt, ne? Ai, dėl to. Bet aš manau, kad dėl to, kad buvo išsaugota viskas ir prižiūrėta, nu kaip ir pats bendras stovis, ar ne? Užgesinam šviesą, uždarom duris. Motyvuojantys šūkiai yra. We are not a team because we work together. We are a team because respect and trust and care for each other. Tai komentatoriai parašykit apie Giedriaus anglų kalbos skaitimo žinias. Ir dar girdėjom, kad geresniai tualetai dar yra dar čia, ar ne? Tai šį kartą jau eisim į vyriškus, ne? Oi, čia dar žiūrėk, čia dar kiek kabinetų, žiūrėk, ir vieną kabinetą, gali ir kitą kabinetą. O, čia užrakinta. Nu. Wow, kaip jis pravedė ekskursiją viens pats. Kaip patiko visiems, visi žiūrovai, pirkit dėl šito tualeto. Tai iš jūsų yra 3 taškai, kur galima dar einam viršų, užmest akį į terasėlę. Ir tada, žodžiu, atsisėsim kažkur ramiai. Aptarsim. Padaryti aptarimą, ne? Klausyk, o ką daro Transkomas? Ką Transkomas skambina? Skambina? Call centras. Kaitina telefonus? Taip. Bent jau anksčiau, dabar nežinau, ko jie užsiima, bet spėjau tuo pačiu. Aš siūlau eiti pasidairyti į lauką. Toks žiemiškai romantiškas oras. Terasų lankymui skirtas oras. Jau pats tas, žodžiu. Hebrytė, čia bus, blogiau nebebus, žodžiu. Nu, nebent jeigu šlapdriba dar būtų. Tai gerės. Tai klausyk, matau, pailsint akis yra kur, bet biški vėjuot. Geresnių orų reikia čia eiti. Bet turbūt saulėtas gali tekti ilgai laukti. Nupirks iš po stalo greičiau, negu čia ateis saulėta diena. Žiūrovai, jeigu jūs nuperkat anksčiau, negu ateina saulė į šitą terasą, jūs gaunat papildomai palmių rinkinį. Plastikinė. Tai ką, pasižiūrėjome vaizdelį. Dabar šokuojam pasižiūrėti, kokios kainos rinkoje. Ar tas mūsų iš po stalo yra vertas to pavadinimo iš po stalo? Ne iš po stalo. Iš po skverno. Iš po stalo ne visada pigiausias, bet kartais geriausias. Tai pažiūrėsim, ar šį kartą. Ar? Ar geriausias ir ar pigiausias? Kažką čia sumaliu, bet su karpys. No. Gerai, šokuojam. Čiuožiam. Kažkam reikia aktorinį praeiti, nes tai yra tragedija. Žiūrovai, žiūrėkit, tai yra tragedija. Nu, tada bėg, parodyk, kaip reikia daryti. Parodyk. Užrakinu duris ir tu rodyk. Visiems lengva kritikuoti, visiems. Kviteris. Ačiū žiūrovai už šitą pasirodymą cirko. Taigi grįžtam iš po terasos, iš po gerų orų, iš po saulės vonių. Kas mums liko, Giedriau? Viskas. Skaičiukai. Skaičiukai, įdomiausia dalis. Gražus skaičiukai ir šviesus rytojus. O taip, marmuriniai laiptai, jeigu ką, gražus turėklai. Radai gerą nekilnojamo turto objektą, bet nesitikras, kas tave galėtų kredituoti, kredito unija, bankas, gal kokia crowdfunding platforma. Kreipkis į mane, aš tau patarsiu, ko galėsiu. Jau dabar nueik į svetainę skerys.nt.com, supildyk ten esančią anketą ir apie tavo nekilnojamo turto projektą pasišnekėsime 1:1. Nu tai ką, pradiniai tokie filtrai, kad taupyt kantrybę žiūrovą, ar ne? Patalpos pardavimai, Kauno miestas 200 m2, administracinė ir įrengta. Čia Šilainių Kuršių gatvė net nesigilinsiu, 89 eurai už kvadratinį. Net nežiūrim. Jo, kabinetuką. O kolega, Dainava Elektrėnų gatvėje 100 000. Gera kaina. Bet šitas objektas mes už jį betinom. Jo, čiagi tas pats, klausyk. Ir čia visas pirmas aukštas, čia vienintelis, žodžiu, truputį konteksto duokime mūsų žiūrovom. Šitam visam pastate vienintelis tas pirmas aukštas buvo administracinis. Administracinis. Man regis, administracinis. Pagrindinis minusas, kad šitam gale, man regis, buvo šilumos punktas. Jo, šilumos punktas, kuris ten gal 60 ar kiek kvadratinių ten metrų suvalgydavo ir šalia dar ten gaisrinė, jeigu gerai atsimenu, buvo. Šiaip pats kiemas tai visai ten neblogai sutvarkytas. Kaip parkavimo ir žalių zonų, žodžiu. Vieni pliusai.
Bet kodėl taip pigiai, nes varžytinėse mes daugiau statėm ir pralošėm. Tai čia kažkoks triukas turėtų būti. Gal kažkas nuotė. Žiūrovai, gal jums įdomu būtų video pamatyti, kaip mes ten nuvažiuojam ir išsiaiškinam. Challenge accepted. Ir po to skambinam brokeriui, tai žiūrėkit, ten už 100 000. Ne, ten 1-0 neuždėjau. Jeigu kada nors susuksim jį, tai kažkur va čia patalpinsim, ar ne? Ir bus kaip praeitam video, kur rodo į orą. Jau įdėjau. Tai mačiau. Matei? Mačiau. Nu, kad jau yra. Taip, glampingo video idėjai ir nėra tas nus. Yra. Nėra. Tik jis mažas yra. Nėra. Yra. Susidarim. Modestą tik perkirsk. Iš štukos. Kodėl štukos? Na gerai, iš kiek? Iš kiek? Nu, iš ką, žinau, vakarienės? Žiūrovai, vakarienė. Mes su Giedrium romantiškai Eglė, Simona, nepykit. Va dabar atidarau. Nebuvo. Dabar atidarau, tikrinam iš karto. O paskui, kai tu jau ant galo, kai atsistoji, tai atsirado toj vietoje, grinai, kur tu rodai, bet tai ten, kur tu rodai, nebuvo. Jo, spaudžiam va ten čia. Yra minutė kažkeliolika. Žiūrėk, jis net žino, bet vakarienę, kai pralož greitai, žiūrėk. Va šičia, va. Va šičia? Vakarienė. Kad įrodymai yra, Modestas perkirto. Va, yra. Vakarienė. 11-13. Kur tau čia? Nu va, tikroji glampingo kaina. Šitą gal kaip savininkui rodo video. Minutė 13. Jau antrą kartą, jeigu norėsit pažiūrėti pirmą video, tai jį galite... Dabar rodo, bet tikrai nerodė. Ir Modestas yra nufilmuota, kaip sakė, kad... Ko mes čia ginčijęs, tai nesuprantu, vis tiek už vakarienę kažkas... Vis tiek eisim kartu valgyti. No. Bet tikrai nebuvo 100%. Gerai. Ne kažką, grįžtam back to business. Vakarienės kažkas pralošė. Tai žodžiu, į Dainavą, Elektrėnų gatvę, I'll be back. Tai yra we will be back. Ok, draugystės gatvė Dainava, kas čia? Čia bus Rusys. O, žinom šitą gražuolį. Sporto salė. O, atominė salė, čia bunkeris. Atominė slėptuvė. Taip, bunkeris. Va čia tai pabėgimo kambarys, Va. ne? Žodžiu, gali pabėgti nuo žmonos. Tai jau 211 už kvadratinį metrą už rūsį. Taip. O čia 500 pinigų. Už nerūsį ir normaliai įrengtą. Geros kokybės, taip. Nu, aš tai užskaitau. 842 vėl Dainava draugystė. Va. Nu, kažkas. Va. Ofisiukas, Jau, biriukas, that's more like it, ne? 842. 1150, sakyčiau, kaip ir brangoka. Čia bus sandėliavimo garantuotai. Senavičiu, o Šventos Gertrūdos jau neblogai. 8 šiam. Naujas pastatas. Jūs juokaujat. Nu, naujas. Renovuotas. Jis daug, jo. Oi, biškai susiliejus nuotrauką, bet nieko. Nu, kam nepasitaiko. Rusys, čia daug Rūsio, viskas aišku. Tai prasiskedžia nenormalias patalpos normaliom. Ir gaunasi labai pigų. Labai piguva, labai branguva tada gaunasi. Jo. 456 aukštutiniai kaniukai. Šitą esu nagrinėjęs. Visai nebloga kaina. Ane? Bet irgi daug tokių patalpų, tamsių yra be langų, žodžiu, kamurkyčių visokių. Rūsys, palėpė. Ai, pamatau pastogės. Jo, daug kvadratų, atrodo pigi kaina, bet tokie labai... Jo, Rūsys labai didelis. Nepatogus tokie kvadratai. Bet čia visai dylas, nes, man atrodo, sklypo turi dalį. Tai, Šventos Gertrūdos. 1000. Žiūrim? Žiūrim, nu. Žiūrovam, kontento reikia. O, žiūrėk, tai čia yra oro joga. Pole dance, oro joga. Pole dance everybody. Žodžiu, densinimo akademija. Jo, tokia čia sporto. Kur parašiukas, kur, o, čia dar rūsiuko. Tai ir plano net nėra. Kvadratas vėl brangsta. Žodžiu, plano net nėra. Nu, tai 1000. Už 1000 centre, senamiestį nėra tokių kainų, tai visada ieškokit kabliuko. Ir tada Dainava, Partizanų gatvė 843, tai ką mes čia turim? Nu, žiūrėk, čia visai jau tokios... Nu, toks padoresnės. Padoresnės, bet tikrai netokios būklės kaip čia. 850. O, žiūrėk, knygų, visą biblioteką, prašom. Neškitės. Nu, vidutinis. Va šitas, sakyčiau, toks iš to, ką žiūrim, jau normalės. Ir plotas 500 kvadratinių metrų. Ir 850. O tai kiek čia kvadratų, Giedriu? Čia turim netoli 1000 kvadratų. Tiesa, bet... dabar pradeda lystis į bairį. Dalis aukšto yra ten, kur tos durys į dangų, ar ne? Yra techninis aukštas. Tas kitos, toks 2,5. Ir ten yra severinės, taip toliau. Tai
perki 1000 kvadratų, o iš jų ten ar 150 ar 200 kvadratinių metrų reikėtų žiūrėti irgi su centru išrašą. Žodžiu, atvykite į ekskursiją, pasižiūrėsit, patys tik tai susižiūrėsit. Yra techninis aukštas, tai tu jo, jeigu serveriną turit, tai ok, išnaudosit, bet jeigu ne, tai nežinau. Tai toks techninis kambarys, tai vis tiek, kaip ir Tai tie realiai- kvadratai, kurie priklauso. Jo, tai jeigu kvadrato kaina, tarkim, yra 500 eurų, tai iš tikrųjų kvadrato kaina yra arčiau 600, nes tu apie 15-20% Kažkur jo. jo tų kvadratinių metrų. Bet net ir su 600 eurų už kvadratinį metrą, man atrodo, Kaune nėra ką pirkti. jo, pardavimų kaina yra šiaip superinė. Bet aš link ko norėčiau, dar žiūrovom, pasufleruoti, pasižiūrėti, o po kiek nuomuojasi. Sandėlis. Čia irgi bus sandėliai, kur 3... Va, žiūrėk, Vilijampolė raudonvaris. Vilijampolė gal šitas 4 panašesnis. eurai už kvadratį, o biški pavargė gal labiau čiučiut. Žiūrėk, panašus gal Vilijampolė, ne? Šiek tiek toks, bet senesnis matos įrengimas, Aha. patalpos. Ir kaina nuo 4 iki 8 už kvadratą. Nuomos patalpų plotas nuo 9, žodžiu, nuo 10 iki 250. Lengvas patekimas, šviesolaidis, signalizacija priešgaisrinė, žodžiu, 2 autobuso telės, taip toliau, taip toliau. Tai nuo 4 eurų, bet čia, kaip matom, būtų. Ne, aš manau, kad 4, jeigu tu nuomojas, turbūt labai daug. Visą plotą, jeigu Jo, imtum. ir turbūt tokios 8, būklės. jeigu imi kažkokį Dalį. nediduką, tai imkim viduriuką, 6 eurų už kvadratą. Petrašiūnai. Va, Vo. energetikų gatvė. Šito buvo BR9, nes, ne? Va, gal panaši būklė, ne? Jo, būklė labai panaši. Labai būklė visas labai buvęs panaši, ir energetikų yra. gatvė. Čia kartu su sandėlis. sandėliavimu turbūt. Tai Biuras su sandėliu, paskaityk, ką prašau. Prasiskiedžia tada truputį. Turime pasiūlyti nuo 12 ir kabinetus po 5 eurų už kvadratą. Va, kažkas tokia, 5-6 eurai. Šiaip bendrai Kaune paėmus, tai 5-6 eurai už kvadratą, va, panašios būklės einam, kiek teko domėtis ir pačiam. Dar Ne vieną paskutinį. ofisą teko nuomotis, tai Centras Kaunakėmis? jo, žiūrim Kaunakėmį. Kaunakėmi. Ok. Čia buvus važiuoju. Pergalė turbūt spėjau. 84 patalpų nuomų. Tai čia labai nedidelis, jeigu tik 84 kvadratinių. Ai, ne, plotas 244. Įvairių yra patalpų, nes ten daug tų patalpų būna. Ir daugiau. 230 kvadratiniai rūsio. Jo, tai rūsys pigiau eina, o 7,5 kvadratai, matai, 500 eurų už kvadratą, tai jau čia gaunasi kažkaip 7 eurų už kvadratą. Jo. Tai bendrai paėmus, aš šiaip susidariau vaizdelį, kad turbūt kaina kokia apie 6 eurus. 5-6 eurai, jo. Kaip patį pirmą skelbimą žiūrėjom, nuo 4 iki 8, ne? Jo. Kuo mažesnė kvadratūra, tuo didesnė kaina. Tai pabandykim paskaičiuoti atsiperkamumą, ar ne? Ok, perkam 1000 kvadratų, bet nuomosim tik 800. Taip. Visus įveiklinam, 90% įveiklinam, 80%. Kiek? Skaičiuokime 80, kad nesakytų, kad mes čia... Visiškai jau, žodžiu. 800 kvadratinių metrų, skaičiuojam, kad, užimtumas ar ne, 80%. Ar ten nuomininkai keisis, bus kažkokie mėnesiai, kur sakykime, Jo, neišnuomota. ir dauginam, kad 6 eurų už kvadratinį metrą, ar ne? Tai gaunasi, kad tokios kaip nuomos prieš mokesčius gaunam 3840, dabar dauginam iš 12, kad paskaičiuot per metus. Mes jau atsižiūrėjom, kad tik 80% dirbs. Tai gaunasi 46 000. O mūsų pirkimo kaina, kadangi perkam visą 1000 ir perkam po 500 už kvadratinį metrą, tai yra 500 000, ne? Taip. Dalinam iš pusės milijono. O. Ir gaunam 9% atsiperkamumą. Tai tu lenki realiai rinką dvigubai. Dvigubai? Savo nuomas ilgalaikės bandžiau skaičiuoti, tai kažkas apie, jeigu rinkos kainą skaičiuoja, tai 5-6%. Tai šiaip Be svertų. Standartinis investavimas į nekilnojamą turtą, be kažkokių spec žinių ir kažkokių patobulinimų 4-6%. Ne? Tai čia dar neskaitant, kad, tarkim, nekilnojamo turto brangimo, nes vis tiek. Ne, čia nevertim. Čia tiesiog yra nuomos atsiperkamumas, ne? Jeigu tai yra standartinė objektą. Sakyčiau, 9%. Ja, 9%, tai čia neskaičiuojant sverto, bet jeigu imtumėt su kažkokia paskola, ar ne, jau tada skaičiuotumėt atsiperkamumą nuo savų pinigų, aš manau, čia yra ir didesnis skaičius, gal ir 15 būtų ir panašiai. Gerai, įsivaizduokim, čia yra administracinės paskirties patalpos. 60%, ne? Kad pabandyti paskaičiuoti. Neklauskit, dėl kokios priežasties mėgstu bankai LT skaičiuoklę, nes ir pats nežinau. Tai kad taupant laiką, suvedėm ar ne, kad kredito suma 300 000. Nes
Tikėtina finansuoja 60%. Jo, tada metinė palūkanų norma apie 10, tai čia jau su Euriboro. Taip. Abiem variantais skaičiuojam ir linijinio anuiteto ir maksimalus terminas 15 metų. Taip. Tai žinokit, daugiau negali tikėtis, mažiau 10, taip, gali tikėtis kai kurios. Yra, bet šiaip šnekėjau su keliom unijom, tai 15 metų tikėtina galėtų skolinti. Tai žodžiu, pigesnių variantų sumokėsime bankui palūkanų 226. Šiaip linijinis metodas yra daug pigesnis. Galim paskaičiuoti vidutinės palūkanos, ar ne? Kiek Nes vis tiek, jeigu tu kreditą moki, tai tu išsipirkiniai savo NT, tai tu pinigų nesudegini, neprarandi. Tiesiog nusipirki nuosavybę savo dalį. Tiksliau nuomininkas išmoka. Jo, tai imam 226 250, dalinam iš 15 metų, ar ne? Taip. Ir per metus prarasim 15 tūkstantėlių. Įdomumo dėliai dar galim, bet mėnesinio gal nereikia, ar ne? Tai ne 15. Jo, 15. O pajamos buvo 46 tūkstančių. Tai imam 46 080, jau gerai atsimenu, minus 15 tūkstančių. Dabar jau neatsiminsiu ten tiksliai. Tai žodžiu, pliusas gaunasi, kad 31 tūkstantis. Mes čia neturim gal nusidėvėjimai, remontai, nepaskaičiuosim, žodžiu. Iki tiek jau nebeįsivertinsim, nes jums bus nebeįdomu jų bežiūrėti, ne? Ir taip sutemo, kol mes čia suskaičiavom. Jo, tai turim 31 tūkstantį nuo 200 000 savo pradinio įnašo. Jo, ir padalinam, žodžiu, mūsų uždarbį ir gauname nei daug, nei mažai 15,5% atsiperkamumą. Taip. Tai va, praeito variantų 9, jeigu magiškas užimtumas 10, o jeigu panaudojat nemagišką svertą, tai 15-16%. Tai turbūt su dideliu užimtumu dar būtų koks ir 17, gal net 18. Ne? Rinkoje iš tikrųjų tokių dylų daug nebūna. Tai žodžiu, kad nieko nedarant. Jo, jeigu norit šias patalpas įsigyti, tai ką tada turi daryti kolegos? Skambinti, rašyti. Laikint, subscribint ir eiti į skerysnt.com, paspausti mygtuką ir sakyti, noriu tų patalpų. Šiaip, o ką daryti klausyk, tai gal ne kiekvienas žmogus po 500 000 gali ten pasiskolinti, arba tai... Galim sukooperuoti. Galim sukooperuoti kelis, tarkim, kažkas kreipiasi, sako, aš noriu 100 kvadratų, kažkas kreipiasi, gal sako, aš noriu 300 kvadratų, tai galim pabandyti suburti, nežinau, 3, 4, 5 ar kiek investuotojus ir tada nueiti pas mūsų dylo davėją, kuris davė iš po stalo ir įmam visas patalpas, bet išsiskirstom dalim ir turim dylą. Tai va, tai ką? Tam kartu tiek, ačiū visiems, ačiū Giedriau, ačiū operatoriui, ačiū žiūrovams. Iki.